Į mūsų šventę, kaip jūs visi matote, atvyko Jo Ekscelencija, mūsų Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė. Atvyko taip pat Lietuvos Respublikos Seimo narys profesorius Justinas Karosas. Atvyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis. Atvyko Alytaus apskrities viršininkas Raimundas Markauskas. Atvyko taip pat gausus būrys svečių iš savivaldybės, gerbiamas meras Ričardas Malinauskas. Mero pavaduotoja Kristina Miškinienė. Administracijos direktorė Aldona Vičiulienė. Atvyko Druskininkų švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė. Druskininkų švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis. Atvyko taip pat ir kiti švietimo įstaigų vadovai, pedagogai. Taip pat mums labai malonu, kad atvyko ir Pasaulio banko atstovas Lietuvoje, vadovas Mantas Nocius. Sveikinimo žodį tars Jo Ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus. Kokia nuostabi diena ir ta pačia proga, kokia nuostabi mokslo metų pradžia. Aš be galo džiaugiuosi šiandieną, kad išgirdau tokią puikią naujieną, kad jinai sutampa ir su šios atnaujintos, atgimusios mokyklos išorė ir esu tikras vidumi. Sveikinu visus. Ši diena yra įsimintina ne tik pirmokams, ne tik tiem, kurie sugrįžo į klases, bet turbūt primena mums visiems, be išimties, tas laimingas dienas, kada mes rugsėjo 1 susirinkdavome į mokyklą. Su kiekviena diena gyvenimas žengia į priekį ir be žinių, be mokyklos turbūt negalėtume žengti nei žingsnio į priekį, taip kaip mes žengėme jau dabar. Aš be galo džiaugiuosi, kad į mokyklą grįžta vis daugiau mūsų jaunimo, kad jis semėsi tas pagrindinės žinias, kurios reikalingos bus gyvenime. Ir svarbiausiai, kad ne tik jų gyvenime, bet jau ir šiandieną jų semiamos žinios užtikrina mūsų tautos, mūsų valstybės šviesesnę ateitį. Aš tą pačią progą linkėdamas visam grįžtančiam jaunimui noriu tik tai palinkėti, kad jie tikrai pasinaudotų to, ką mokykla jiems suteikia šiandieną, nes tai yra pagrindas visam gyvenimui. Lygiai taip pat, kaip ir pirmokams, taip ir tiems, kurie ruošiasi apleisti, sakant, baigę savo pirmąjį, sakyčiau, mokslo žingsnį mokyklos sieną. Aš tą pačią progą noriu padėkoti ir mokytojams, kurių ištvermė
pasiryžimas, pasiaukojimas daugelį atvejų yra tas garantas, kad auga nauja karta, atsakominga, puikiai informuota, pasiruošusi gyvenimui. Taip, kad mūsų padėka jiems šiandieną kartu su toje pačia naujų metų, mokslo metų pradžia. Ačiū Jums visiems, sėkmės ir tikrai didžiuojamės Jūsų visa čia ir mokyklos vadovybė, ir miesto administracija, kuri suteikia tą progą pagerinti mūsų sąlygas, suteikia mūsų jaunai kartai siekti mokslo aukštumų. Sėkmės Jums! Sveikinimo žodį tars ponia Alma Adamkienė. Sveikinu visus čia susirinkusius, ypatingai pirmokėlius. Tokie gražūs vaikučiai ir kokia graži jų ateitis. Jie pradeda savo pirmasias mokslo ir žinių dienas gražioje atnaujintoje mokykloje. Ir ne tik mokykloje. Jie važinės į mokyklą su gražiu geltonu autobusiuku, kuris veš juos į tą mokyklą. Tikrai man labai malonu ir labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje kasmet vis daugiau tų autobusų yra, kurie vežios vaikus, saugiai pristatys į mokyklą, kad vaikai galėtų saugiai jaustis ir autobuse, ir mokykloje. Ir man labai malonu įteikti, nežinau, kam aš turiu, teikti tuos raktus ir jų. Ačiū labai. Ir tikiuosi, kad... Labai geri mokslo metai ir linkiu sėkmės visiems vaikams. Ne tik pirmokam, bet ir visiems. Ačiū.